pirmoji šalyje pradėjo dalyti lipdukus gėrimų apsaugai, kad baruose ar naktiniuose klubuose kas nors į gėrimus neįpiltų narkotikų. Bet pareigūnai supranta, kad tik lipdukai saugumo negarantuoja. Kiti policijos patarimai Ramunės Banzienės reportaže. Čia vat yra ant stiklinės užsidėti lipdukas, kad nieko nebūtų papildomai jūsų taurėti. Lipdukus gėrimų apsaugai gavę klaipėdiečiai atvirauja. Tiesiog esu girdėjus, kad pajūrė yra buvę taip, kad jo nereikia kažkur tenais labai pavarus trankytis. Pačiai neteko susidurti, bet labai dažnai matydavau tokius atvejus. Tai turėjau vieną draugę tikrai blogai baigęs. Ir kas atsitiko draugai? Draugai tiesiog atsibudo nenamie. Po įvykio Nidoje ir aplamai merginos patiria klubuose tokių nuotykių ir įvykių, tai manau, kad čia būtina prevencinė priemonė. Situacija gerėja, bet tokie pavieniai atvejai yra tiesiog tragiški visuomeniai. Šią vasarą nuskambėjo baisi istorija. Nidoje per festivalį buvo išprievartauta 20-metė. Teigiama, kad merginai į gėrimą galėjo būti įpilta oksiko, vadinamojo prievartavimo narkotiko. Kai mergina prarado sąmonę, du vyrai ją esą išžagino. Po šio įvykio prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, bet rugpjūčio pabaigoje jį nutraukė. Kodėl nekomentuoja? Populiaraus Klaipėdoje resto baro administracija tvirtina, kad klientai narkotikais pagardintais kokteiliais nesiskundė. Pas mūsų kol kas nebuvo pasitaikę tokių variantų ir tikimės, kad ateityje akylai stebėsim, kaip dabar stebimės iš šono, tai tikimės tokie variantai nepasikartos ir nebus tokių pas mus. Lietuvoje labai tikėtina ir tikiu, kad naktiniuose klubuose būna tokių variantų, tačiau žmonės patys, kaip sakoma, atsako už savo gėrimą. Pasak policijos pranešimų, kad nežinant žmogui į gėrimą įpilama narkotikų reta, greičiausiai dauguma tai slepia. Ir turbūt kai kurie jauni žmonės nutyli, apie tai niekas nekalba. Tikrai tokių atvejų vienas kitas pasitaiko, bet, žinot, kokie mūsų žmonės yra, jie tiesiog bijo apie tai kalbėti, nedrįsta apie tai pasakyti. Ir jeigu tik tai šalia yra, ar ne, kažkoks draugas pastebėjęs šitai, tai tiesiog išveda, parveda ir tokių kažkokių įvykių skaudžių pasitaiko pakankamai retai. Klaipėdos policija pirmoji šalyje pradėjo dalyti tokius lipdukus gėrimų apsaugai, bet neslepia. Prevencinę idėją nusižiūrėjo. Vienos ar kitos valstybės sugalvoja uždėti vairius taurių viršelius. Tai yra ir iš kaspino padarytos, iš medžiagos padarytos, tokios tarsi kepuraitės, ir įvairūs lipdukai, kaimyniniai Latvija, Jungtinės Amerikos valstijos taip pat turi, Didžioji Britanija taip pat. Ateityje gėrimų lipdukai bus su policijos ženklu, bet pareigūnai supranta, kad tik lipdukai gėrimo saugaus nepadaro. Yra keletas ženklų, į ką turėtų atkreipti dėmesį, ar ne? Jeigu atėjote, pamatėte, kad jūsų gėrimas pakeitė spalvą. Jeigu gėrimas ar ne pradėjo kažkaip neįprastai burbuliuoti, arba tiesiog pajutėte kažkokį tartiną kvapą, tai tikrai to gėrimo nebereikėtų vartoti, įsigyti naują ir ką mes laikai ir sakom, niekada nepalikite gėrimų be priežiūros ir aišku, neimkite gėrimų iš nepažįstamų asmenų. Pasak pareigūnų, lipdukų saugiems gėrimams turėtų būti kiekviename bare. Panašiai po išžaginimo skandalo jau pasielgė vieno festivalio Neringoje organizatoriai. Jie ne tik dalijo saugių gėrimų dangtelius, bet ir testus, kurie leidžia įsitikinti, kad gėrimuose nėra apsvaiginti galinčių medžiagų. Ramunė Banzienė, Eimantas Kaplovas, Klaipėda.